Mano klausimas bus krašto apsaugos ministrui Laurynui Kasčiūnui. Bent keletą žinučių šiandien gavau ir vakar tikriausiai matėte viešoje erdvėje buvo paskelbta, kad į Klaipėdos uosto administraciją kreipėsi laivo savininkas, rusiško laivo, kuris gabena 20 000 tonų amonio nitrato krovinį ir šiuo metu yra sugedęs, kaip pasakyti, ir nori prisišvartuoti būtent Klaipėdos uoste. Ir Klaipėdos uosto administracija ėmė svarstyti šitą prašymą. Laivo įgula nori iškrauti krovinį Klaipėdoje, tai vadinasi visą tą amonio salietrą, ir važiuoti į doką remontuoti laivo. Ar iš vis įmanoma tokius prašymus svarstyti? Mes ką negalim pasakyti kategoriško atsakymo ne? Kaip jūs vertinate saugumo prasme? Galim pasakyti kategorišką ne. Tai kodėl nesakom? Tai čia jau uostui pasakykit. Tai uosto tam tikra jurisdikcija yra. Bet iš tikrųjų, be jokios abejonės, klausimo mintis yra labai teisinga. Tokių situacijų daug ir įvairių yra ir ne tik pas mus. Nekartą Danijoje teko lankytis ir jie irgi mato labai silpnų, parūdijusių ir pasenusių Rusijos laivų maršrutus, kai jie kerta tam tikrus sąsiaurius Danijos. Ir čia yra tam tikras iššūkis, aišku, yra tam tikros tarptautinės teisės taisyklės, kurias matyti irgi reikia vertinti pagal situaciją. Tai aš manau, kad tikrai bus priimtas išmintingas ir saugus Lietuvai sprendimas. Prašau, premjerė. Pone Girskiene, man atrodo, jūs ne visiškai pagal adresą klausimą uždavė. Šį klausimas yra susisiekimo ministrui, bet kadangi jo nėra, aš pasistengsiu atsakyti. Krovinys į uostą nebus įleistas.